gegužės, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus išskleis. Turėjo būti romanas, jie neplanavo, taip gavos, galvojo meilei nesibaigs. Jie ėjo, širdis skaudėjo, nepagailėjo, ir pabaigos tokios nesitikėjo. Ilgos naktys, blizgančios jaunos akys, nieko daugiau nematė, bet yra taip, kaip yra, taip, kaip yra. Trečias gegužės, jauni kaip fotoalbume, bet atpažint jau sunku save. Dovanos megztiniai iš Vilnos, ko vakarais nesušildo, ko gėlės pamerktos nebežydės. Tai jie ėjo, širdis skaudėjo, nepagailėjo, ir pabaigos tokios nesitikėjo. Ilgos naktys, blizgančios jaunos akys, nieko daugiau nematė, bet yra taip, kaip yra, 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 taip, kaip yra. Tiek daug gegužių praėjo, jie vienas kitą mylėjo, už ją anksčiau jis išėjo. Jie ėjo, širdis skaudėjo, nepagailėjo, ir pabaigos tokios nesitikėjo. Ilgos naktys, blizgančios jaunos akys, nieko daugiau nematė, bet yra taip, kaip yra, taip, kaip yra.
Va, jis atsineša Kasparo palauko. Opa. Dabar dėkit. Man visi dabar parožė, kas norit su medžiai. Iš to šono. Iš to šono skrėjau. Tik jūs sutvarkys, mes čia tik dėl drožio. Aš tik dėl vaizdas. Aš tik dėl vaizdas. Na. Žemė. Gerai. Dar atgert gali. Šūlinė čia gal. Vietų pasiėmė tą servetę? Ai, pala turiu. Aš visi apgalvoju. Čia prakita tik vėliau. Skaniau. Va tam tuos savo. Dar giliau reikėjo. Giliau reikėjo. Tai pažiūrėk, kaip jis atėjo. Gerai, ne giliau reikėjo. Žiūrovų daug, bet nieks nesiema. Yra kas tau? Labą dieną, gerbiama direktorė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė, gerbiamas klebonė, gimnazijos tarybos pirmininkė. Sveiki gyvi visi mūsų šventės svečiai, tėveliai, kolegos ir žinoma patys svarbiausi – gimnazistai. Labas, abiturientai! Kaip jūs laikotės? Kaip jūs gyvenate? Pasakykite vienu žodžiu. Kaip? Puikiai! Gerai. Kokia jūsų nuotaika, kai neišvengiamai artėja egzaminų sesija ir naujas savarankiško gyvenimo etapas? Be tėvų priežiūros, be mokytojų kontrolės ir svarbiausia, be pagalbos. O svarbiausia, jau beveik į kraują įaugusių skambučių į pamoką ir iš pamokos. Ar jūs suvokite, kad šiandien yra paskutinė šventė, kurioje jūs dalyvaujate kaip gimnazistai? O taip, jau netrukus jūs užversite 12 metų trukusius atradimų duris ir pasuksite savo pačių keliu. Patys kursite savo laimę, kursite savo likimą, nuo šiol būsite savarankiški, nevaržomi, laisvi, savo galvą galvojantis. Ir visą tai, ką per 12 metų išmokote, savo gyvenime naudojantis ir vartojantis piliečiai. Na, dar tik tais tą galvą reikės pasukti paskutinį kartą, išsprendžiant
menkutėlį galvosūkį, baigiamosius brandos egzaminus išlaikant. Na, bet palyginus su tuo, kiek jau iki šiol patyrėte, tai čia jau menkniekis. Taigi pradėkime šventę ir sugėdokime visi iškilmingai iš dūšios mūsų gimnazijos himną. Kviečiu čia gimnazijos bitė motinėlė, direktorė Regina Drusienė. Mėly abiturientai, mokytojai, tėveliai, gerbiami svečiai. Šiandien Anykščiuose labai didelė šventė. Šventė, nes mokyklą baigia 82 abiturientų laida. Tai pirmoji laida, kuri mokyklos baigimo šventę švenčia taip anksti. Kadangi keičiasi vidurinio ugdymo programos organizavimo tvarka, todėl keičiasi ir tradicijos. O šiaip iš tikrųjų, tai ir gimnazija, ir mokytojai jau atidavė, ką galėjo. Dabar belieka jums, mielieji, parodyti, kiek pasiėmėt. Tikime, kad pasiėmėt tikrai daug. Mes didžiuojamės 4 abiturientėmis, kurios gimnaziją baigė vien 9-ukais ir 10-ukais. Tai Vanesa Bedrovaitė, Rusnė Matelytė ir Guostė Stankevičiūtė. Džiugina ir tie abiturientai, kurie daug ir labai atsakingai dirbo 2 metus, išlaikė sunkų baigiamąjį matematikos egzaminą Vilniaus universitete ir baigė Lietuvos neakivaizdinę jaunųjų matematikų mokyklą. Jų gautas pažymėjimas tai rekomendacija ir kvietimas studijuoti tiksliuosius mokslus. Šią mokyklą baigė Vanesa Bedrovaitė, Rusnė Matelytė, Matas Gražys, Kristupas Mickevičius, Nojus Karalius ir Paulius Pajuodis.
Dėkingi esame ir už aktyvę, palaikančią ir empatišką savanorystę Ugniai Oznanskaitei, Vanesai Vedrovaitai ir Aidai Arcimavičiūtei. Dėkojame vaikinams, kurie gamino žvakes Ukrainos kovotojams. Ačiū fotografams, kurie prasmingai prisidėjo prie gimnazijos bendruomenės ir renginių įamžinimo. Nuoširdžiai ačiū abiturientams, kino režisieriams, operatoriams už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos kūriniuose. Ačiū visiems dalykinėse olimpiadose ir neformaliojo švietimo veiklose, garsinusiems gimnazijos vardą ne tik rajone, šalyje, bet ir tarptautiniu mastu. Ačiū mokytojams, padėjusiems siekti tikslų, ėjusiems kartu su jumis ir parodžiusiems, kad gimnazijoje buvo ne tik mokymas ir mokymasis. Tad visiems jums linkiu sėkmingos egzaminų sesijos ir lengvų tolesnių pasirinkimų. Linkiu, kad išmoktos pamokos vestų pirmyn, augintų, skatintų atrasti ir tobulėti. Tačiau nepamirškite, kad nebūtina įkopti į pačias tobuliausias viršūkalnes. Jūs esate vertingi tokie, kokie esate. Linkiu, kad gimnazijos duris užvertumėte su padėka tėvams ir mokytojams. Jie jūs palaiko, drąsina, jaudinasi kartu su jumis. Jų parama ir atsidavimas, pasitikėjimas jumis yra viena pagrindinių dedamųjų sėkmingai baigti mokslus. Tad sėkmės, 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 sėkmės visom 4 klasėm. Ačiū, kad buvome kartu. Ačiū klebonui už gerą orą. Visi kartu ištarkime vieną didelį ačiū. 1, 2, 3. Ačiū! Ir gimnazistų šokis Sidabro lakiutė.
Geromis mintimis pasidalinti kviečiu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorę Jurgitą Banienę. Labadiena. Labai džiaugiuosi galėdama šiandien būti čia kartu su jumis ir dalyti šią nuostabią akimirką. Savo ir Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio vardu sveikinu visą gimnazijos bendruomenę su paskutinio skambučio švente, nes ši diena, šios dienos rezultatas yra jūsų visų bendro darbo ir sutelktumo rezultatas. Tai vieno labai svarbaus etapo pabaiga ir kito etapo, kuriame daug vilčių, svajonių ir galimybių pradžia. Nuoširdžiai dėkoju visai bendruomeniai. Dėkoju gimnazijos vadovams, mokytojams už jūsų kantrybę, už susitelkimą ir už ėjimą kartu su jūsų mokiniais tuo nelengvu mokslo keliu. Nuoširdžiai dėkoju tėveliams už pasitikėjimą gimnaziją, už kantrybę, už tikėjimą savo vaikų sėkme. Ir ačiū abiturientams už jūsų pastangas ir už tai, kad jums pavyko. Tikiu, kad artėjanti brandos egzaminų sesija bus sėkminga ir kad jos rezultatai jums atvers duris į jūsų norimą ateitį. Būkite drąsūs, motyvuoti, kūrybiški. Išlikite smalsūs ir svarbiausia, būkite laimingi. Tad kuo didžiausios sėkmės linkiu visiems ir ypač abiturientams. Ir džiaugiuosi šią gražią ir malonę šventę, o kad ši šventė būtų ne tik graži ir maloni, bet ir svaiginančiai saldi, Anykščių rajono savivaldybė dovanoja bendruomeniai tą saldžią pintinę. Jūs galėtų truputį kilstelti, tikiu, kad pasidalinsite. Yra ką kelti. Ir norėčiau pakviesti ir įteikti dovanėlės asmeniškai toms 4 šaunioms gimnazistams. Taigi kviečiu Rusnę, Vanesą, Guostę ir Martą į sceną ir padovanosime mūsų savivaldybės dovanėlę. Ačiū, su švente visus. Dabar prašytume keletą žodžių tarti mūsų ganytoją, Anykščių parapijos kleboną Petrą Baniulį. Mėly abiturientai, šiandien atverčiate naują, atsitveria jūsų naujas gyvenimo puslapis, pilnas vilčių, norų, neatrastų kelių. Išleistuvės tai nėra vien tik tai atsisveikinimas su mokykla, mokytojais, bet yra naujo kelio pradžia, jo ieškojimo pradžia. Tai noriu palinkėti, kad jūs visada turėtumėt to pasiryžimo, užsispyrimo ieškoti, rasti tai, kas geriausia ir įgyvendinti gyvenimą. Tegul Dievas jūs laimina, tegul globoja ir teveda tuo teisingu keliu, kad jūs nugalėję visus gyvenimo sunkumus būtumėt
triumfuojantys savo gyvenimo nugalėtojai. Taigi sėkmės visiems. Ačiū, klebonė. Keletą žodžių mums pasakys ir gimnazijos tarybos pirmininkas Valdas Kolionas. Labą dieną, mokyklos bendruomenė, svečiai ir žinoma pagrindiniai šios šventės kaltininkai, abiturientai. Tikrai baigėte labai svarbų gyvenimo etapą. Netrukus pradėsit naują, daugumas jau savarankišką gyvenimo etapą. Ir turbūt visų jūsų širdyse dabar dviprasmiški jausmai. Iš vienos pusės gaila skirtis su bendruomenė, su draugais, mokykla. Iš kitos pusės norisi naujų patyrimų, naujų iššūkių. Ir kai mokyklos direktorė manęs paprašė pasakyti kalbą, jums pagalvojau, kad aš pats nuo mokyklą baigiau prieš 32 metus. Ir pagalvojau, ką aš galiu jums pasakyti. Dabar viskas kitaip. Jūs net išleistuvės švenčiat prieš egzaminus. Tai pasaulis labai stipriai keičiasi. Jisai pasiūlys jums daugybę galimybių. Jūs galėsit mokytis, kurti, dirbti ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ateina dirbtinis intelektas, technologijos, bus daugybė iššūkių ir galimybių. Bet po to pagalvoju, kad iš tikrųjų vertybės, pagal kurias jūs gyvenime žmonės vertins, jos nesikeičia. Jos tokios pat buvo prieš 30 metų, tokios pat yra dabar, tokios pat bus ir ateityje. Todėl prieš išleidžiant jūs į naują savarankišką gyvenimo etapą, noriu jums palinkėti vadovautis tomis vertybėmis, kurias jums skiepija mokykla, tėvai. Gyvenkit, džiaukitės gyvenimu. Mylėkit gyvenimą, mylėkit žmonės, būkit mylimi, nebijokit klyst, mokykitės iš klaidų. Kurkit ambicingus planus, kryptingai jūs siekit, pasiekę, būtinai pasidžiaukit. O gyvenimas yra, iš tikrųjų atrodo ilgas, bet iš tikrųjų mes gyvenam tik tada, tomis dienomis, kurias prisimenam. Tomis dienomis gyvenam, kada įvyksta kažkas mums svarbaus, prasmingo. Tikrai tikiu, kad šią dieną prisiminsit visą gyvenimą, todėl linkiu, švęskit ją, gražaus jums vakaro, o kaip pareigūnas linkiu, švęskit atsakingai, kad visi prisiminimai apie šią šventę būtų patys gražiausi. Gražios šventės. Vidurnaktį žibėsiu ant gražmo žolės. Pati gražiausia vasara tebūna mūsų, ji niekad priekaištais pečių tau nenuslės. O jei atslinktų debesys ir pasipiltų, šalti lašai ant vasaros širdies, tu nebijok, aš spindulys, auksinis šiltas. Nebijok, aš spindulys, auksinis šiltas. Sudužęs ašaroj, vis tiek jis tau spindės. Tad iškeliaukim į tą šalį, kur nupraus mus vėsius upės, kur mus vakaras nuglostys, kur naktis mus nuramins. Kur papačio žiedų žiba, mūsų meilė tolimoji,
mūsų meilė nepražydus, mūsų meilė nerasta. Tu nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Tu nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Tu nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Tu nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Tu nebijok, aš spindulys auksinis šiltas. Per visus šiuos metus jūs ketvirtokai buvote labai aktyvūs, veiklus, matomi, bet vis dar neįvertinti. Žodžiu mes jūs gyrėme, o visi įvertinimai buvo saugomi būtent šioms iškilmėms ir kaip iš gausybės rago dabar pažirs į jūsų rankas. Mikrofoną perduodu direktoriai Reginai, pavaduotojai Vilmai ir kuratoriai Alinai. Jūsų dovanas nesuvalgysiu, padedu šešėlį, kad neištirptų. Nepergyvenkit. A tau reikia, tipo, keistis tą užspaudavį? Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorius. Įsakymas dėl abiturientų apdovanojimo baigus vidurinio ugdymo programą 2025 metų gegužės 30 dienos numeris N12. Vadovaudamasi nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu apdovanoju visus abiturientus gimnazijos dovanomis knygomis. Knygyno Pegasas kuponais mokinius už labai gerą mokymasi. Gimnazijos padėkomis labai gerai gimnaziją baigusių mokinių tėvus. Gimnazijos padėkomis abiturientus už aktyvę ir rezultatyvę neformaliojo švietimo veiklą. Taip pat įteikiami švietimo pagalbos tarnybos diplomai, knygyno dovanų kuponai užėmusiems rajone pirmas vietas dalykinėse olimpiadose. Kitų neformaliojo švietimo įstaigų padėkos, diplomai, pažymėjimai. Kviečiame 4A klasę į sceną. Ašakaitė Brigita.
Bagdonaitė Rusnė, gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Baura Martynas, gimnazijos padėka už sėkmingą mokinių bendrovės Atodanga steigimą ir jos veiklos vystymą. Lietuvos Junior Achievement programos ekonomika ir verslumas baigimo diplomas su pagyrimu. Bilotaitė Austėja. Brusdeilinaitė Ineta, gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Burauskas Šarūnas. Bužinskas Kristijonas. Vilys Edvinas. Didžgalvis Laurynas. Ilonis Justas. Gimnazijos padėka už sėkmingą mokinių bendrovės Atodanga steigimą ir jos veiklos vystymą. Lietuvos Junior Achievement programos ekonomika ir verslumas baigimo diplomas su pagyrimu. Karvelytė Austėja. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Kepelinskaitė Žydrūnė. Laurinaitis Jonas. Pipiras Kasparas, Lietuvos Junior Achievement programos ekonomika ir verslumas baigimo diplomas su pagyrimu. Raišytė Austėja. Spolytė Vakarė. Šuminaitė Miglė. Švelnytė Saulė. Kviečiu ketvirtą B klasę. Dambrauskas Dautartas, gimnazijos padėka už aktyvę veiklą gimnazijos mokinių parlamente. Anykščių kultūros centro padėka už meilę šokį, už bendrystę žinojus. Gimnazijos padėka už kūrybiškumą technologijų pamokose. Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos baigimo pažymėjimas. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 3. vietą 72-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje. Marcinkevičiūtė Inesa. Navikaitė Luknė, gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą.
Opulskis Rokas, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro padėka už sportinius pasiekimus. Patkočiūnas Naglis, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro padėka už sportinius pasiekimus. Pajuodis Paulius, gimnazijos padėka už aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą projekte, mokyklos Europos parlamento ambasadorės, už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę veiklą gimnazijos mokinių parlamente, už domėjimąsi informacinėmis technologijomis, nuolatinį tobulėjimą informatikos srityje ir dalyvavimą olimpiadose bei konkursuose, už sėkmingą mokinių bendrovės Atodangas steigimą ir jos veiklos vystymą. Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikos mokyklos baigimo pažymėjimas. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą 36-oje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje. Medijų edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Lietuvos Junior Achievement mokomųjų mokinių bendrovės baigimo diplomas, rašinių konkurso Mes esame NATO, padėkos raštas už aktyvų domėjimąsi NATO aktualijomis. Paplokim dar kartą. Pavilanskaitė Radvilė. Peslekaitė Dagnė. Petniūnaitė Monika. Šaltenis Ugnius. Šmigelskaitė Gustė. Trebaitė Evija, gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Tulušis Aistis. Vincevičiūtė Atėnė. Žukauskas Joris. Kviečiu bendrai nuotraukai. Kviečiu 4 C klasę. Jeigu tu padėtum savo kamerą prie kažkur davo po pagatas. Diečkutė Rebeka. Kažkur prie Alinos. Tai mažai kaip žmonės kitą nueina ir aš tas klausotus kitą padėtas. Karaznevičius Mindaugas. Gimnazijos padėka už kūrybišką ir jautrų santykių su poetiniais tekstais. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 2 vietą 36-oje Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse. Januškevičiūtė Gabrielė. Matukaitytė Luknė.
Gimnazijos padėka už aktyvų dalyvavimą fotografijos būrelyje, prasmingai prisidedant prie gimnazijos bendruomenės ir renginių įamžinimo. Mirzojeva Sima. Savelyjevas Astijus. Šakov Artiom. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už sėkmingą mokinių bendrovės Atodangas steigimą ir jos veiklos vystymą, Lietuvos Junior Achievement programos Ekonomika ir verslumas baigimo diplomas su pagyrimu. Slavinskas Gabrielius. Šaučiulytė Šarūnė. Čavinskaitė Adrija. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Uogelo Paulius. Anykščių kūno kultūros ir sporto centro padėka už sportinius pasiekimus. Valdmonaitė Rimantė. Vercinskas Eidvinas. Žarskutė Ieva. Anykščių kultūros centro padėka už meilę šokiui, už bendrystės džiaugsmą. Žasinas Kajus. Kviečiu bendrai nuotraukai. Ir žingsnį padarykit vieną priekį. O tu Renatą darytą? Čia į mane? Jinai pakrauti, nes dabar valandą. O galėsiu išmokti kalbėtą? Galėsiu šitą Kviečiu 4 D klasę. Meiliau. Arcimavičiūtė Aida. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos, meniniuose kūriniuose. Medijų edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Augustinavičius Juozas. Gimnazijos padėka už aktyvę ir rezultatyvę sportinę veiklą, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro padėka už sportinius pasiekimus ir Anykščių vardo garsinimą. Babelis Edvinas. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus 1 vietą Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje. Bedrovaitė Vanesa. Gimnazijos padėka už labai gerą mokymasi, už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos meniniuose kūriniuose, už aktyvę, palaikančią ir empatišką savanorystę. Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos baigimo pažymėjimas, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 3 vietą Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje.
medijų, edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Padėka tėveliui. Kviečiame. Blinkovaitė Živilė. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Bugailiškytė Elžbieta. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos meniniuose kūriniuose. Medijų, edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Glebas Martynas Jonas. Gražys Matas. Gimnazijos padėka už aktyvę ir rezultatyvę sportinę veiklą, Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos baigimo pažymėjimas, Anykščių kūno kultūros ir sporto centro padėka už sportinius pasiekimus ir Anykščių vardo garsinimą. Jakimovaitė Marta. Gimnazijos padėka už labai gerą mokymąsi, už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę, palaikančią ir empatišką savanorystę. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 2 vietą Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 3 vietą 73-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje. Padėka mamai. Kviečiame. Karlonas Arnas. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 2 vietą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 3 vietą 36-ojoje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje. Kisieliūtė Myglė. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą. Kustaitė Austėja. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus 3 vietą Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje. Laurinavičiūtė Vėtrė. Medijų, edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklą, užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Liulys Ugnius. Matelytė Rusnė. Gimnazijos padėka už labai gerą mokymąsi, už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę, palaikančią ir empatišką savanorystę, Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos baigimo pažymėjimas, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus 1 vietą Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje.
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą 73-oje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą 37-oje Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje bei KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano padėka geriausiai abiturientai matematikai dovana kuprinė. Ir padėka tėvams. Mickevičius Kristupas. Gimnazijos padėka už aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą projekte Mokyklos Europos parlamento ambasadorės, Lietuvos neakivaizdinės jaunųjų matematikų mokyklos baigimo pažymėjimas, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje. Motiejūnas Karolis. Oznanskaitė Ugnė. Gimnazijos padėka už aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimo projekte Mokyklos Europos parlamento ambasadorės, už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę veiklą gimnazijos mokinių parlamente, už aktyvę palaikančią ir empatišką savanorystę. Pakalnytė Saulė Ugnė. Plėta Lukas. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę veiklą gimnazijos mokinių parlamente, už aktyvę meninę kūrybinę veiklą bei tautinio šokio puoselėjimą, gimnazijos renginių praturtinimą. Sabaliauskaitė Ieva. Simonavičius Matas. Stankevičiūtė Guostė. Gimnazijos padėka už labai gerą mokymąsi, už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, už aktyvę palaikančią ir empatišką savanorystę, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus antrą vietą Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje, Medijų edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno Vilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Anykščių kultūros centro padėka už meilę šokiui, už bendrystės džiaugsmą. Padėka tėvams. Kviečiame. Stašys Augustas. Gimnazijos padėka už aktyvę meninę ir kūrybinę veiklą, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas ir knygyno dovanų kuponas užėmus pirmą vietą 7-oje mokinių etninės kultūros olimpiadoje. Svirkaitė Kotryna. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus antrą vietą Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos diplomas užėmus antrą vietą Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Čerbakovaitė Saulė Agota. Šermukšnytė Samanta. Šilaikaitė Urtė. Timukaitė Ugnė.
Gimnazijos padėka už aktyvę meninę, kūrybinę veiklą bei tautinio šokio puoselėjimą, gimnazijos renginių praturtinimą, už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos meniniuose kūriniuose. Medijų edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų, užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Tylaitė Gabija. Gimnazijos padėka už išskirtinę kūrybinę raišką kino, teatro, dailės, muzikos meniniuose kūriniuose. Medijų edukacijos ir tyrimų centro viešosios įstaigos Meno avilys pažymėjimas už dalyvavimą ir veiklų, užduočių atlikimą kino edukacijos projekte Kinas 100 metų jaunystės. Direktorė Regina Drusienė. Kviečiu bendrai nuotraukai. Pirmą eilę du žingsnis priekin padaryti. Žemė eilutėm bandyti. Šaniuku bišis padaryti. Gerai, tau, truputį arčiau. Gerai. Žiūrim šeimą, ne? Dar kartelę. Ir labai noriu padėkoti Vaidai Karlonieniai už nuoširdžią pagalbą gimnazijai ir darbą gimnazijos taryboje, baigus kadenciją. Būkite sveiki ir dar kartą pasveikinti ir net nebejoju, kad per visus 12 mokykloje praleistų metų susikaupė nemenkas bagažas minčių, kurių mes norėtumėm pasiklausyti. Taigi dabar jums žodis, abiturientai. Mes, 82 laidos abiturientai, tęsime tradiciją ir išeidami iš šios gimnazijos paliekame trečiokams visus metus brandintą vaisių, testamentą, linkime jį saugoti, puoselėti ir laikytis visų jame nurodytų punktų. Išeidami iš Jono Biliūno gimnazijos paliekame senas kreidinės lentas, drebančius suolus ir skirtingo dydžio kėdes, biblioteką, kurioje galima ne tik paskaityti knygą, bet ir pabūti ar išgerti kavos, gimnazijos skambutį, kurį išgirdus kartais nori sušokti, o kartais įverkti, vilčių pilnus mokytojus, kurie galvoja, kad ateityje juos pakeis mokiniai, direktorės Reginos Drusienės kabinetą, kuriame visi norintys apsilankyti, nejučia pradeda elgtis padariau, šventasias rūkymo vieteles, vilkiančias braškėmis, arbūsais ir mėtomis, kojinėmis ir prakaitų tvokiančius kūno kultūros persirengimo kambarius, gimnazijos muziejų, kuriame ateities kartos apsilankys tik vieną kartą, ir tuščias viltis pabaigti šią gimnaziją teigiamais pažymiais.
Ir galiausiai jums, mėly trečiokai, paliekame gimnaziją. Nuo šiol jūs čia valdžia. Laikykite frontą, nes liko jau netiek ir daug. Taip pat dabar norėtume pakviesti 11 atstovą atsimti testamentą ir aktą. Taigi, šiandien skamba mūsų abiturientų paskutinis skambutis. Kartu su juo ataidi naujos patirtys, draugai, taip pat ir atsakomybės, baimė ir nežinomybė. O šis skambutis reiškia, kad mes jau, ko gero, esame pasiruošę brandos egzaminams. Aišku, daugumai kyla daug abejonių, bet mes turime laiko, ar ne? Nu, laiko turėjom 12 metų, na, o dabar laikas padėkoti. Nors atestatų dar neturime, norime jums padėkoti už brandą. Nes mums branda tai ne tik egzaminai vertinimas. Branda – tai laisvės jausmas, pasitikėjimas savo gebėjimais ir žiniomis. Branda – tai ryžtas veikti, siekti savo tikslų, taip pat ir klysti. Branda – tai gebėjimas suklupus, paprašyti pagalbos. Bet svarbiausia – pamatyti kitą, kai jo labiausiai tam reikia. Tai dažnai mes, nors ir esam suaugę, dažnai jaučiamės kaip vaikai. Kai patenkam į sunkią situaciją, ieškom atramos, palaikymo iš kitų. Bet tai nereiškia, kad mes nesam stiprus, nes tai ir yra branda – būti atviru, pažeidžiamu, taip pat ir silpnu. Taigi visi mokytojai, tėveliai, draugai čia susirinkę, norėtume jums padėkoti už jūsų laiką, darbą ir be abejo meilę. Už jūsų darbą, mus auginant, už jūs, kad mus visą laiką lydėjot mūsų tokiu sunkiu gyvenimo keliu, visą laiką palaikėt. Ir dar norėtume nuo mūsų visos laidos ir jų tėvelių padėkoti mūsų kuratoriai Alinai. Taip, kviečiam Aliną. Ačiū labai visiems, tvirtų ir galingų. Na, o visus mokytojus sveikiname šiltais, vasarą kvepiančiais žiedais ir muzika.
Ačiū abiturientams. Dabar kviečiame žodį tarti abiturientų tėvelius. Nieko, nieko. Ką? Iš tikrųjų? Iš ko? Labas vakaras. Šiandien mūsų vaikams nuskambėjo paskutinis skambutis. Kupinas jaudulio, džiaugsmo, truputį nerimo. Jiems tai kelio pabaiga ir naujos pradžios pradžia. O mums tėvams atėjo laikas tarti nuoširdų ačiū jums, brangus mokytojai. Dėkojame už kantrybę, už žinias, už tikėjimą, kad kiekvienas vaikas gali pasiekti daug daugiau, nei tiki pats. Ypatingas ačiū kuratoriai. Jūs buvote ramstis vaikams ne tik tvarkaraščiuose, bet ir gyvenime. Jūs mokėjote suprasti, išklausyti, švelniai pabarti ir, atsiprašau, labai jaudinuosi, ir paskatinti ten, kur reikėjo. Tad te nepritrūksta jums, mėly mokytojai, meilės, kantrybės, šilumos ir atsidavimo savo darbui, kurį lydėtų vaikų pagarba ir dėkingumas. Dar vieną ačiū sakome direktoriai už atvertas mokyklos duris, už tai, kad šiandien esame čia. Siunčiame direktoriai gėles ir perduodame dovanėlę mokyklai. Taip pat gėlės 2 žavioms pavaduotojams. Mėly dvyliktokai, šiandien norime jums palinkėti. Būkite drąsūs svajoti, nes gražios akimirkos tai tarsi krintančios žvaigždės. Jos išpildo norus tik tiems, kurie jas pamato. Linkim tikėti, kad žvaigždės krinta, net ir tada, kai mes jų nematome. Su paskutiniu skambučiu mūsų vaikai linkim šiuo metu svarbiausio dalyko – sėkmės egzaminuose. O tuomet įskleiskite sparnus ir skriskit, bet atminkite, kad ir kur bebūtumėte, jūsų namai visada bus ten, kur mes jūsų lauksime, mylėsime ir palaikysime. Paplokite savo vaikams, tėveliai. O dabar dar viena informacija. Po šventės mokytojus, tėvelius ir vaikus, žinoma garbingus šventės svečius, kviečiame į mokyklos valgyklą truputį pasivaišinti ir dar trumpą akimirką pabūti kartu. Ačiū. Viską viena? Ne, tu dabar apie tą dainą. Visą mūsų ceremoniją praturtins daina Agota ir tėtis. Daina Išeinam. Nuo vaikystės aš mėgstu medžius, ant
šakų netgi butą turėjau. Mėgau laipėt keliauti svečius ir tenai niekada nebūdėjau. Į vaikystę taip noris nuskrist, pabėgioti pasaulės takeliais. Į tą šviesų pasaulį sugrįžt, kur laimingi mes buvom vaikeliai. Nesibos ir durys, tie laikai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, su džiaugsmu ir išeinam su liūdesiu toli. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Nesibos ir durys, kai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, džiaugsmu išeinam su liūdesiu paliek. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Savo mažą norėčiau sutikt, neišmanant ir daug ko linksma. Laimė paprasta yra patirt, kur dabar visas džiaugsmas padingsta. Noriu džiaugtis, mylėti ir juos, kaip vaikai nepatyrė dabar to. Bėgam, lekiam, paskęsam darbuos ir užmirštam mokyklos vadarba. Nesibos ir durys, tie vaikai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, ir džiaugsmu išeinam su liūdesiu paliek. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Nesibos ir durys, tie vaikai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, su džiaugsmu išeinam su liūdesiu paliek. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Nesibos ir durys, tie vaikai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, su džiaugsmu išeinam su liūdesiu paliek. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Nesibos ir durys, tie vaikai nebegrįž, kai girdėsi saidai, klasė juokas draugai, su džiaugsmu išeinam su liūdesiu paliekam. Ačiū tau už tai, už viską, ką darai. Mes nebelipsim į viršų. Iš čia, iš apačios, pasakysim jums į viršų pabaigą. Taip. Štai ir viskas. Na, gal dar ne visai viskas. Laukia dar tas nedidelis menkutis etapas, kaip sakė Julius, egzaminai. Ir patikėkit, praeis labai greitai. Ir beveik be žymės, ir be pėdsako. Pamatykite grožį smulkmenose, šviesą tamsoje. Išgirskite garsą tyloje, patikėkite neįmanomu. Ir taps visą tai įmanoma, nes juk spalvotas juokas gėlėje, žalias medžio sakymas, dulkelės nebylus gėdojimas, didžiulė ištiesta ranka, pasaulio delnas, kuriame
Pilna gerumo šoka, einantį į pradžią, pabaiga. Būkite laimingi, būkite drąsūs, būkite atsakingi. Ir nepamirškit gimnazijos, aplankykit, nors kartais. Jei tapom draugais, susitiksime čia, tiek metų jau buvusiais namuose, gimnazijose, gimnazijos koridoriuose. Iki pasimatymo. Ate. Sėkmės. Vieną sekundę vedėjai. Dar nepabėgė. Ačiū labai už gražų renginį. Dėkojame už gražų renginį, taip gražiai mus visus apjungėte. Tai gailesti mums. Didžiulė padėka. Ačiū Jums. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū visiems ir kaip sakė gimnazijos tarybos pirmininkas, elkite šį vakarą atsakingai.